Taigi, nebelikę, pasirodo Lietuvoj, jokių autoritetų, žydų, po namus, reiškia, varyt šitais visais, reiškia, elektros kabeliais. Ieškoti įėjimo į namus, o kabeliai žeminti. Vadinasi, kintamosios srovės nepraeina. Ieškot radio ryšių ar infravenų ryšių, aštrių ryšių. Šitų religijai, Jėzus Kristus vardu išvarius visus žydų velnius. Supranti, kad krienas, reiškia, rūpintis tam durniui žydui, reiškia, ekonominę gerą daryti. Kaip jie persekiojantys arabus, taip Lietuvoj šitas visas žmonių dauguma žydus persekiosią, nes tai jie nedauguma, reiškia, vat. Nes tai iš esmės, kaip tai vokiečiai galėjo juos nutručyti? Va taip, kaip jie tručina arabus. Tai karas, tai yra karas, o ne bijot žydų ir reiškia revanšą varyti. Yra teisė žmogaus dauguma, reiškia, nacionalitetas Lietuvos, o ne bračino žydo keulė niekaip, o niekaip iš ekonominių savo smurtų neišsigelbėjęs. Pohui man tas jų ekonominis, reiškia, režimas. Man nerūpi žydų nuomonės ir jų ekonominis režimas.